ugnis šokinėjo, vaškas lašėjo, oji kalėda, oji kalėda. Vaškas lašėjo, ašaras sažėjo, oji kalėda, oji kalėda. Ant ežero lelija žydėjo, oji kalėda, oji kalėda. Oi ant lauko angelė žydėjo, oji kalėda, oji kalėda. O ant lauko žvakelė žydėjo, oji kalėda, oji kalėda. Žvakelė žydėjo, ugnis šokinėjo, oji kalėda, oji kalėda. Ugnis šokinėjo, vaškas lašėjo, oji kalėda, oji kalėda. Vaškas lašėjo, ašaras sažėjo, oji kalėda, oji kalėda. Ant ežero lelija žydėjo, oji kalėda, oji kalėda. O ant lauko žvakelė žydėjo, oji kalėda, oji kalėda. Iš kur atsirado kalėdos? Iš kur ateina kalėdos? Iš kur ateina kalėdos? Kalėdos ateina iš pusnynų, O iš kur tie pusnynai? iš girios, Iš kur ta giria? iš lauko, O iš kur tas laukas? iš krašto, Iš kur tas kraštas? iš žemės. O iš kur ta žemė? Iš kur ta žemė? Iš kur atsirado žemė? Eina saulelė, aplinkui dangų, daulėlio, aplinkui dangų. Aplinkui dangų, mėnulio keliai, daulėlio, mėnulio keliai. Kelkis mėnuli, kelkis šviesusis, daulėlio, kelkis šviesu. O jau aš išviesi, seniai keliausi, daulėlio, seniai keliausi. Pradžioje gyveno saulė ir mėnulis. Jiedu turėjo dukrelę Žemę, kurią labai mylėjo. Bet kartą jie susipyko. Tada saulė nutarė, kad ji viena prižiūrės Žemę. Mėnulis, žinoma, nesutiko ir padavė ją į teismą. Teisėjas Perkūnas nusprendė šitkaip, kad saulė, kaip po motina, Žemę prižiūrės dieną, o mėnulis naktį. Nuo to laiko saulė šviečia tik dieną, o mėnulis ir žvaigždė Žemę saugojo naktį.
Saulės ir Mėnulio ginčas buvo išspręstas, Dievas žolynais ėmė puošti žemę. Bet velniui nepatiko toks darbas. Ir jis sumanė užsėti žemę akmeninę sėklą. Jie smarkiai augo ir ėdėsi. Didžiulį šaltį, kuris ir sutraukė akmenis į didelius ir mažus drumstelius. Tada žemėje atsirado vietos medžiams augti. Pradžioje turėjo akis ir viską matė. Tik uosis iš savo puikybės kažkada buvo savo akis praradęs. Tada jis kitų medžių vis klausdavo. Ar jūs ir išsprogė? Medžiai sprogdami juokėsi iš jo ir sako, kad dar ne. Kada medžiai jau seniai su lapais būna, pasako uosiui. Ko tu vis nuogas? Mes jau seniai išsprogę. Tada uosis labai skubiai išsprogsta. Pagyvenęs uosis iki rudens klausia vėl medžių. Ar jūs jau be lapų? Medžiai jam sako, jau seniai. O dar jie būna su lapais, juokėsgi iš uosio. Tada jis vėl vieną dieną nuberė lapus, nes jis aklas. Nepatiko tai Dievui ir nuo to laiko medžiai nei matyti, nei kalbėti negali, girdėti gali. Bet tuomet Dievas sukūrė paukščius, kurie medžiuose kalba lig šiol.
vargšiai buvo sutverti, viešpats pamanė, jog atėjo metas kurti gyvūnus. Dievas tvėrė įvairiausias gyvastis. Vieną po kitos, tik mato, kad jiems kažko trūksta. Tada padarė akis, sušaukė visus ir dalyje. Davė vegis meškai. Pastovi, žiūri, gėrisi pasauliu, na žinoma, ir savimi labai stipriai gėrisi ir atsigėrėti negali.
bet pamiršo vieną. Pamiršo vėžį. Pastebėjo savo klaidą. Dievas ištiesė ir vėžiui dvi akeles. O užpykęs vėžys jam ir sako: Kiški užpakalį tas akis. Dievas taip ir padarė. Vėžio akys dabar yra jo užpakalyje. Ir jis vaikščioja atbulas. Mama, kas pirmas radosi, vyras ar moteris? Kas pirmas radosi? Vyras ar moteris? Nagi seniai, kai dar žmonių ant šios žemės nebuvo, gyveno vienas ponas Dievas, karalių karalius. Bet jis tuomet dirbdavo visus prastus darbus, kaip ir mes, kad dirbdame. Ir vieną kartą plovėsi veidą, nes buvo pečių bekūrendamas įsipaišinęs. Ir vienas lašas vandens nukrito žemėn. Iš to lašo vandens ir radosi pirmasis žmogus. Taip ir buvo sutvertas pirmasis žmogus. Bet Dievas pamatė, kad vienam žmogui nuobodu ir tuomet jis sukūrė moterį. Vai atvažiuoja šventa kalėda, kalėda. Ilgas pador kalėda, dosidabrigo kalėdi kalėda. Riskus žirgelių, margų važelių kalėda. Ilgas pador kalėda, dosidabrigo kalėdi kalėda. Davė kaimynas kvietelių vaškų kalėda. Ilgas pador kalėda, dosidabrigo kalėdi kalėda. O kaimynkėlė linų puodelį kalėda. Ilgas pador kalėda, dosidabrigo kalėdi kalėda. Kitą kartą Dievas sukūrė žmogų ir gyvuolius ir skyrė jam po 40 metų gyvenimui nugyventi, žmogui, arkliui, šuniui ir beždžionei. Kartą pavadinęs pas save arklį ir sako: skiriu tau 40 metų gyvenimui nugyventi, ar bus gerai? Ne, užteks man ir 20 metų, ir taip atsibos būti plakamam, skirk man 20. Ir skyrė Dievas arklį tik 20 metų, o 20 metų sutaupė. Kitą kartą pavadino pas save šunį ir sako jam: skiriu tau 40 metų gyvenimui nugyventi, ar bus gerai? Ne, užteks ir 20, ir taip atsibos šalti, alkį kęsti, žmonėms vergauti, skirk man tik 20 metų. Ir skyrė Dievas šunį tik 20 metų, o dar 20 sutaupė. Tada pavadino pas save beždžionę ir sako: skiriu tau 40 metų gyvenimui nugyventi, ar būsi patenkinta? O ne, man užteks ir 20 metų. Ir skyrė Dievas beždžioniai tik 20 metų, o 20 metų sutaupė. Tada atėjo eilė žmogui, pasikviečia pas save žmogų ir sako: skiriu tau 40 metų gyvenimui nugyventi, ar bus gerai? Bus gerai. Tai gal tu nori dar 20 metų? Duok ir tuos. Ir skyrė Dievas žmogui sutaupytus 20 metų, kurie buvo skirti arkliui. Ir pamatė, kad žmogus patenkintas pasidarė, kad pritinka jam daug metų turėti. Ir sako Dievas: tai gal tu dar 20 metų pridėk? Pridėk. Ir pridėjo Dievas šunio metų žmogui. Tai gal tu dar 20 metų pridėk? Pridėk ir tuos. Ir skyrė Dievas ir beždžionės sutaupytus metus. Užtat žmogus visokių metų per savo gyvenimą gyvena. Iki 40 metų gyvenimą gyvena kaip žmogus, ir į svečius nuvažiuoja, ir su žmonėmis pasikalba, ir darbus nudirba, tol kol baigia 40 metų. O jau kai baigia 40 metų, pradeda gyventi kaip? Arklys.
Tik dirba ir dirba, į svečius nebevažiuoja, kol visai jėgos pasibaigia. Tada pradeda gyventi kaip? Sėdi namuose, tik loja ir loja nepatenkintas, tol kol jauniems įgrysta ir kol baigia tą savo 80 metų gyvent. O kai baigia 80 metų gyvent, pradeda gyventi kaip? Beždžionės. Nei su žmonėmis susikalba, neturi nei kur eiti, nei kur dėtis. Taip žmogus ir baigia savo gyvenimą. Bet kiek jau mums metų beliko gyventi, nugyvenkime juos kaip Žmonės. Kas žino, iš kur ateina tos kalėdos? Niekas nežino. Gal pats ponas Dievas žino. O mes žinokime tik tiek, kad per šventas kalėdas būtume tokie stiprus, kad galėtume apkabinti. Draugelis nuskrido, gyvas čia pat. Kad galėtume apkabinti, kad galėtume padėkoti savo artimui, kad išbuvo su mumis visus metus. Pasidalinkime rūpesčiu, pasidalinkime gerumu, pasidalinkime duoną. Gražių jums šiltų, šventų kalėdų. Šiandien pasidaliname su jumis ir savo širdies šilumą, ir mūsų kūrybą. Pasidaliname duoną, kad kiekvienam jūsų ant stalo nepritrūktų ir mums,
dėkingi esame mūsų režisieriai Miglenai. Sukūrė, nes jinai sukūrė čia visai tokia, kaip matot, nemenko kompaniją, nes kompanijos tai daug. Tai mūsų naujai iškeptas folkloro teatras. Mūsų visas ansamblis folkloro ansamblis. Dar mažieji zuikiai iš mokyklos Altoniškių skyriaus. Tai va, tiek mūsų daug. Kas mums padėjo? Kas mums padėjo? Padaryti viską. Ir dar mums padėjo, mes labai turim nuostabią Zapyškėje dailininkę Živilę Muraškienę, kuri jau ne pirmus metus mums šitas nuostabias lėles pagamino Šešėlių teatrui, kad mes galėtume